Ir galiausiai nusprendžiau vykti pas Vimą tiesiai į stovyklą, į Ispaniją ir pasimokyti to kvėpavimo ir šalčio meno tiesiai iš jo. Aišku, atvyko daug žmonių iš viso pasaulio, New Yorkai, Pietų Amerikos, Azijos, Europoje, kur tik jūs norit. Ir visi truputėlį tokie skeptikai, visi truputėlį nori pačiupinėti Vimą, pažiūrėti, kas jisai toks, kodėl milijonai žmonių pasaulyje išdarinėja keistus dalykus kartu su juo. Ir aš lygiai taip pat irgi norėjau pažiūrėti, kas čia toks per burtininkas, kuris užbūrė ir įkvepia daryti dalykus. Ir po tų 5 dienų praktikų, po tų 5 dienų stovyklos, atrodo, kažkas pasikeitė, kažkas klikino, visiškai nesuprantu kas, bet mes visi, tie 100 žmonių esančių toj stovykloj, visiškai kitaip pradėjom žiūrėti į bet ką. Ir mes supratom pagrindinį dalyką, kad Wim Hof metodas nėra apie Vimą. Tai nėra apie šitą žmogų, kuris yra kažkoksai kitoks, neįtikėtinas ir gali daryti neįtikėtinus dalykus. Tai yra apie mus visus, kad mes visi tai galim daryti.